Na, žinoma, būtent šalis, kuri naktį iš kosmoso vos matoma, turėjo viską paįvairinti. Rusija įsiveržė į Ukrainą. Vakarai padeda Ukrainai. Iranas padeda Rusijai. Ukraina smoga Iranui. O dabar galbūt Šiaurės Korėja smogė Ukrainai. Ir štai, pasaulis kare. Pabandykime išsiaiškinti šią situaciją, nes viskas labai neaišku ir per pastarąsias kelias savaitės ši tema nepelnytai atsidūrė antrame plane. Iš tiesų, dauguma žiniasklaidos spėlionių tuo laikotarpiu apie karą buvo sutelktos į galimą Rusijos mobilizaciją. Šių gandų kilmė, atrodo, yra pačios Ukrainos nuolatiniai perspėjimai, kad tai gali įvykti. Ir suprantama, kodėl tai patraukė dėmesį. Paskutinį kartą Rusija bandė tai padaryti 2022 metais rudenį, kai Putino pozicijos valdžioje galbūt buvo silpniausios per visą laiką. Tačiau mes taip pat kalbėjome apie tai, kad žvalgybos duomenys šiuo atveju yra neaiškus, o Ukraina norėtų paskleisti žinią, kad mobilizacija artėja. Nepriklausomai nuo to, kiek patikimi yra žvalgybos duomenys, nes net ir pati mobilizacijos grėsmė gali sukelti politinių problemų Rusijos viduje. Bet kokiu atveju, visi šie kalbėjimai apie mobilizaciją nustūmė antrąjį Ukrainos perspėjimą į antrą planą. Tačiau būtent šis perspėjimas turi daug geresnių įrodymų patvirtinančių šį teiginį. Ir būtent todėl šiandien kalbame apie Šiaurės Korėjos įsikišimą į karą Ukrainoje. Jei jums atrodo, kad visa tai skamba pažįstamai, tai suprantama. 2024 metais, kai Ukraina įsiveržė į Kurską, Kremlius suprato, kad turi politinę problemą. Rusijos šauktiniai, pabrėžiu, šauktiniai, turėtų ginti tėvynę. Tačiau visa problema su mobilizacija prieš 2 metus buvo ta, kad paprastas rusas nenorėjo dalyvauti Kremliaus į vakarus nukreiptame tuštybės projekte, net jei pasekmės jau buvo pasiekusios federacijos teritoriją. Šauktiniai, atsakingi už sienos apsaugą, nebuvo tie patys kaip 2022 metais rudens naujokai, tačiau jie vis tiek buvo nepatenkinti situaciją. Todėl tie, kurie buvo pasirengę dalyvauti Kursko gynyboje, turėjo gauti atlyginimo priedą. Tiksliau, tą patį atlyginimo priedą, kurį Kremlius skyrė savanoriams kontraktininkams, siunčiamiems į Ukrainą. Tačiau tai reiškia, kad Rusijos karius reikėjo perkelti iš fronto linijų ir Donbaso į Kurską, o tai būtų trukdę Rusijai siekti teritorinių laimėjimų Ukrainoje. Todėl Kremlius padarė visiškai įprastą dalyką. Atsigręžė per visą Eurazijos žemyną į didžiausią tarptautinį atskalūną. Maždaug 12 000 Šiaurės Korėjos karių pradėjo atvykti į Kurską spalio mėnesį. Tai užtruko dar maždaug 5 mėnesius, bet galiausiai Ukraina atsitraukė iš Kursko. Šiaurės Korėja pasirodė esanti labai svarbi gynybai, net jei Kimo kareiviai buvo nepasiruošę šiuolaikinio karo realijoms. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad Šiaurės Korėjos veikla apsiribojo Kursko iškišuliu. Šiaurės Korėjos kariai nebuvo rytinėje fronto linijoje ir nebombardavo taikinių Kyjive. Rusija iš esmės mainė milijardus dolerių, techninę pagalbą Šiaurės Korėjos ginklų programoms ir tonas maisto pagalbos į karių antplūdį, taip perkeldama bet kokias politinės problemas dėl kariuomenės telkimo iš Maskvos į Pchenjaną. Maždaug tokioje padėtyje viskas išliko jau daugiau nei metus. Periodiškai Ukraina kaltindavo, kad Šiaurės Korėja vykdo raketų apšaudymą per sieną. Tačiau susirūpinimas dėl Šiaurės Korėjos eskalacijos dinamikos čia nesulaukė platesnio vakarų dėmesio, daugiausia dėl to, kad nėra patvirtintos Šiaurės Korėjos atsakomybės. Gerai, dabar persikelkime į laiką prieš vos kelias savaites, kai pasirodė pirmieji ženklai, kad gali vykti kažkas naujo. Zelenskis paskelbė žvalgybos vertinimą, kad Šiaurės Korėja ruošiasi išsiųsti 30 000 naujų karių į Rusiją. Prisiminkite, kad Kursko gynyboje buvo panaudota tik apie 12 000 šiaurės korėjiečių. 30 000 naujų karių yra reikšmingas skaičius. Ir tai dar įdomiau bei unikaliau palyginti su situacija prieš 2 metus, jei nemanote, kad Ukraina artimiausiu metu galėtų pradėti naują puolimą į Rusiją. Dar labiau painiojant žiniasklaidos situaciją, šis kaltinimas buvo pateiktas su įrodymais, kad Rusija ruošia logistikos operacijas į šiaurės rytus nuo Ukrainos, matyt siekdama priimti Šiaurės Korėjos kontingentą. Tai kontrastavo su daug švelnesniais teiginiais apie Rusijos mobilizaciją, tačiau pastarieji sulaukė kur kas daugiau žiniasklaidos dėmesio. Ir tai mus nukelia į rugpjūčio 10 ir 11 naktį, kai Rusija, arba bent jau kažkoks subjektas Rusijoje, paleido raketų salvę Kyjivo ir Zaporižės kryptimi. Kyjivas pelnytai sulaukė liūto dalies dėmesio, kai kalbama apie raketų atakas,
Tačiau šį kartą žiniasklaidos dėmesio centre atsidūrė Zaporižyje. Pagrindinis taikinys, atrodo, buvo Zaporižtal, viena didžiausių Ukrainos plieno gamyklų. Tačiau ne dėl to ši ataka buvo išskirtinė. Išskirtinumas buvo pačiame atakos būde. Buvo įprastas Iskander ir kitų rusiškų balistinių raketų derinys. Tačiau išskirtinis šios atakos bruožas buvo neaiškus skaičius KN-23 raketų. Tai yra Šiaurės Korėjos raketos. Kiek jų buvo, nėra aišku. Iš esmės tai yra Šiaurės Korėjos Iskander raketų versija ir jos radare atrodo beveik identiškai. Tikslus identifikavimas reikalauja išnaršyti nuolaužas. Vis dėlto nerima kelia tai, kad kai kurie paleidimo taškai buvo iš to paties regiono, kuriame atrodo Rusija ruošiasi tam Šiaurės Korėjos scenarijui. Ir pranešimas, o nenurodoma, kas iš tikrųjų paleido raketas. Taigi mums lieka dvi galimos versijos, kurias reikia apsvarstyti. Viena iš jų, kad Šiaurės Korėja pristatė raketų siuntą Rusijai, kurią dabar naudoja Kremlius. Tai nebūtų esminis pokytis kare. Rusija jau paleido daugiau nei 100 Šiaurės Korėjos raketų nuo po 2023 metų pabaigos. Visa tai tik dar labiau pabrėžtų, kokie svarbus yra raketos šiame karo etate. Tik vakar kalbėjome, kad Ukraina jau suvaldė bepiločių problemą, tačiau iš esmės yra bejėgė prieš raketas. Taip nutinka, kai Patriot atsargos išsenka. Ir gynybos trūkumas atrodo persikėlė ir į Zaporižės apšaudymą, nes nėra jokių pranešimų apie numuštas raketas. Todėl Maskvai natūralu įsigyti daugiau balistinių raketų iš Pchenjano. Tai kainuoja, žinoma, Šiaurės Korėja to nedaro nemokamai, bet tai yra logiškiau nei leisti daugiau pinigų papildomoms pamainoms Shahed gamykloje, kai Ukraina tiesiog tuos Shahed dronus numuš. Kitas pranašumas, kurio esu tikras Kremlius nepražiūrėjo, yra tas, kad Ukraina negali nuskraidinti Flamingo per visą Aziją ir sunaikinti nė vienos iš susijusių gamyklų. Skirtingai nuo to, ką Ukraina gali pradėti daryti Rusijoje, jei vyksta tik ginklų perdavimas, tai vis tiek atskleidžia karo asimetriją, palyginti su tuo, kaip į situaciją žiūri Europa ir Bideno administracija. Konkrečiai, konservatyvus požiūris leidžiant naudoti vakarų ginklus smūgiams Rusijos viduje, čia yra šiek tiek nelygiavertis palyginimas. Po smūgio, kuriame padėjo trečioji šalis, Rusija turi daugiau geopolitinių pasirinkimų nei Ukraina. Tačiau tai nekeičia fakto, kad Ukraina susiduria su nepalankia padėtimi. Įdomesnis šios istorijos aspektas yra tai, ar Šiaurės Korėja iš tikrųjų paleido raketas. Kiek mums žinoma, tai būtų pirmas kartas. Plačiau žiūrint, tai būtų pirmas kartas, kai karas Ukrainoje peržengė dvišalių santykių ribas. Ir taip, galėtume skirti minutę tinkamai aptarti šio teiginio išlygas. Prisiminkite, ką tik sakiau. Kurskas yra Rusijos teritorijoje. Techniškai Šiaurės Korėja čia neįžengė į Ukrainą. Galbūt tik jos raketos tai padarė. Rusijos dronai ir kiti įtartini objektai pateko į daugelį NATO šalių. Yra ir keista raudonoji linija kare apskritai. Viena yra tau įteikti labai didelę bombą, visai kas kita, pačiam paspausti mygtuką ir ją paleisti. Visa ši situacija yra labai keista. Jei manome, kad mobiliųjų paleidimo komandų atsakingų už tokio tipo raketas darbas nėra ypač darbo jėgos reikalaujantis procesas, tai kodėl Rusijai iš viso reikia, kad tai darytų Šiaurės Korėja? Palyginimui, Kijivas teigia, kad apie 90 šiaurės korėjiečių buvo dislokuoti į šiaurės rytus nuo Ukrainos su 6 paleidimo įrenginiais ir 120 raketų šiam tikslui. Ar Rusija tikrai taip desperatiškai ieško gyvosios jėgos? Tai patvirtintų mintį, kad esame kiek daugiau nei mėnesio atstumu nuo to, kai Rusija mobilizuos 500 000 vyrų. Tačiau kita vertus, po neramumų laikotarpio, praėjusio ketvirčio verbavimo pagal sutartis, rodikliai Kremliui atrodo neblogi. Pasiekta 1000 žmonių per dieną riba reikalinga dabartiniam pajėgų lygiui fronte išlaikyti. Atlyginimai vėl padidėjo, žinoma, bet kariai vis tiek ten tebėra. Vis dėlto tai nepaaiškina, kodėl, kaip teigiama, Rusija ruošiasi 10 000 šiaurės korėjiečių, kurie bus dislokuoti Rusijoje. Ar tai yra nesugebėjimo apmokyti rusus patiems atlikti šį darbą klausimas? Galbūt, bet rusai jau anksčiau šaudė šiais ginklais. Kodėl jie tiesiog negali išplėsti savo gretų, kaip tai darytų įprasta kariuomenė? Jie turėjo daugiau nei metus tam padaryti. Ir mes nematome tokių didžiulių Šiaurės Korėjos raketų kiekių paleistų per vieną ataką, kad toks apmokymas apkrautų Rusijos pajėgumus. Ir jei tai dabar tiesiog Rusija puola, tuomet vėlgi turime klausti, ką ten veikia fizinis Šiaurės Korėjos buvimas.
Tai negali būti tik keli karininkai prižiūrintys operaciją, renkantys duomenis ir padedantys Rusijai spręsti problemas. Tuo esu tikras, tai jau vyksta daugelį metų ir yra įprasta abiejose fronto linijos pusėse. Taigi, ar Rusija tiesiog ruošia dirvą Šiaurės Korėjai tyliai perimti, sudariusi tokias politinės sąlygas, kad niekam tarptautinėje arenoje nerūpėtų Šiaurės Korėjos raketos, nesvarbu, kas jas paleidžia? Visa ši situacija Ukrainai turi ir privalumų, ir trūkumų. Jei Rusija iš tiesų paprašė pagalbos, čia galima išvelgti ir šviesiąją pusę. Kremlius susidūrė su dar viena kliūtimi, spręsdama savo vidaus politinės problemas. Vis dėlto ir esu tikras, kad išgirsite pernelyg optimistiškų priešingų argumentų. Tai nėra gera žinia Ukrainai. Platesnė koalicija prieš vakarus atsargiai laviruoja, kur kiekvienas turi savo interesų, tačiau šiuo metu valdžioje esančios vyriausybės turi ribotą politinį kapitalą veikti taip, kaip jos norėtų. Kur Rusijai sekėsi viso karo metu, tai rasti pigesnius sprendimus savo politinėms problemoms ir tada panaudoti savo turtus, kad visiškai į juos investuotų. Pagalvokite apie tai taip. Kiekviena šios koalicijos šalis turi savo ribą, kiek, neturint geresnio žodžio, nesąmonių ji gali pakęsti. Tam tikrų mastų įmanoma nesąmonės iškeisti į pinigus. Vyriausybė gali nusipirkti daugiau palankumo savo šalyje, kad kompensuotų nesąmonės, jei yra daugiau pinigų. Kinijos tolerancija tokioms nesąmonėms iš esmės neegzistuoja. Pirkite kiniškus produktus ir parduokite savo produktus Kinijai su nuolaida, tačiau jokios politinės pagalbos ten nebus. Iranas dar maždaug prieš 6 mėnesius turėjo gana didelę veikimo laisvę. Tačiau dabar, kai Jungtinės valstijos vykdo savo specialiąją Hormuzo operaciją, sistemoje visiškai nebėra jokio rezervo. Ir net pasibaigus tam, naujasis aukščiausiasis lyderis vis tiek gali norėti būti atsargus dėl protestų šalies viduje. Vietoj to, Šiaurės Korėjoje to rezervo dar yra. Ir tai dar geriau Rusijai, nes politinių naštų perkelimo į Pchenjaną ribinės sąnaudos yra palyginti mažos. Šiaurės Korėja tokia varginga, kad keli rubliai gali labai daug reikšti. Taigi, atsakant į klausimą pavadinime, mes nežinome, koks yra dabartinis Šiaurės Korėjos statusas kare. Galbūt dabar Šiaurės korėjiečiai spaudžia mygtukus, kad šautų į Ukrainą. Galbūt netrukus jie darys daug daugiau, nes tokioms operacijoms išplėsti nereikia 10 000 karių. Bet net jei dabar nieko iš to nevyksta, yra rimta teorinė priežastis manyti, kad tai gali nutikti netrukus. Tuo tarpu, jei norėtumėte sugrįžti į paprastesnius laikus, kai galvojame apie dvišalį konfliktą, susipažinkite su viena iš šių 2 puikių knygų apie invazijos pradžią. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime rytoj. Saugokite save.